Taip, grįžtam prie puslapio. Kol kas formuojam vieną pagrindinį lapą, nuo jo viskas prasideda. Ir kūriam tekstą. Taip. Atsitiktinį, ne atsitiktinį, bet tiesiog kas šauna į galvą, tą ir kūriam. Vėlgi, kokį projektą pasirinksit, manau, verta atitikti kažkokią tai, verta kažkokiu tikslingą kryptimį judėti su to projektu. Nes jeigu, čia jūs reikalas, ką jūs čia rašysit, kad, tarkim, nori išmokti. Kas yra H1? H1 yra antraštė. Jinai bus per vidurį, jinai bus didesnė ir jinai skirsis. Nori išmokti programuoti žaidimus. Tarkim, tekstas. Vėlgi paragrafas išsiskirs. Ir tekstą, to aš surašysiu, čia truputį gal ilgiau reiktų man pagalvoti. Taip, antraštė, pastraipos, detalės informacija, video, kontaktai. Ir žiūrim, ką gavom. Gavom. Taip, detalės informacija, video, kontaktai. Taip, ir dabar kelsim video iš YouTube. Kelsim video iš YouTube. Kurioje vietoje čia gali būti neaišku. Neaišku gali būti. Reikia tiesiog rašyti, mėginti, paaiškės. Iškilusius klausimus galima bus diskutuoti kol kas YouTube komentaruose. Kol nėra forumo, kuris čia bus pačiam puslapį, ar kaip čia pasakyti, blogo, nežinau dar kur čia nuves visas šitas kelias, galima kol kas diskutuoti komentaruose. Toliau įkilinėjom video. Taip, yra gref užsidaro. Čia, kiek pamenu, galima įdėti pavadinimą. Įvadinis. Taip, darysiu kol kas video su... Tiesiog pabandau, nesigauna, šita klaida lieka video. Kaip po klaida. Šita praktika lieka video. Jeigu kažkam labai netiks, galima bus tą koreguoti, bet... Ne, turbūt to visgi aš nekoreguosiu, nes kai matai klaidas, paprašiau išmokti. Taip, atsidarom ir vadinės. Čia yra nuoroda. Taip, gavom nuorodą. Reikia ne nuorodos, reikia video. Čia yra nuoroda. Tai taisom. Kaip tag video. Kaip rasti, kas neaišku su programavimu, su HTML. Tiesiog tiesiog tag ir tag, visą laiką pridedam, ir H1, pavyzdžiui.
ir gaunam iškart rezultatus, ką tai gali reikšti. Ne? O jeigu norim pilną, tai all HTML tags. Tagas yra tas H1, P, video, taip toliau. Gerai, nu tarkim, čianai, užeinam ir norim įkelt video, atitinkamai žiūrim, kaip įmanoma tą padaryti video. Ir čia turim kodą. Ir kopijuojam. Kągi čia mums siūlo? Ok. Taip paprastai tiesiog kopijuojam, po to aiškinsimės, ką tai gali reikšti eigoj. Kėliam. Ir čia taip, šitas source controls. Ok, čia galim keisti aukštį dydį. Čia yra kaip čia sakyti, default controls, taip, čia. Tada šitas source reiškia iš kur ims. Iš kur ims video. Patį failą. Kad būtų paprasčiau, įsikelsim mes jį čia. Vėlgi galima, netgi aš manau, taip padaryti. Tiesiog tiesiai iš YouTube. Reikia eksperimentuoti. Taip, ir sukėliam vienas. Pažiūrėsim, kas gausis. Antras. Taip. Open in browser. Aha. Negavom. Šito mes negavom. Kažkur yra klaida. Reiškias, taip reikia. Neišeis. Ieškom internete.